Bet man, suvalkiečiui, čia labai geras daiktas. Aupotai, oi, mėgstu taupyti. Anglių nereikia, iš karto kainukį jau mažėja. Va. Blemba, nereikia galvoti apie jas, va, aš laisvas pilietis esu, išlaisvintas iš vergovės Kalėnų industrijos. Sveiki visi! Šiandieną su jumis Kalėnų pagrindinis bebras Ignas. Ir aš šiandieną darysiu apžvalgą apie elektroninę karščio kamerą. Ne, žiūrėkit, neįsipareigoju iš tikrųjų. Ta apžvalga bus tokia labiau kaip mūsų, kaip sakyt, pokalbis apie naujoves, tiksliau mano monologas. Bet aš įsivaizduosiu, kad jūs mane kalbinat, o aš atsakinėju. Tai realiai nieko nesiruošiau, tiesiog dabar sėdėsiu ir kokios mintys ateis, tą ir sakysiu. Jausiuosi atviras, nuoširdus ir tuo pačiu tikiuosi jums perteiksiu savo patirtį, bent jau virtualią. Kaip matot, vaizdas iškart pasikeičia. Kai mes ateinam į Kalėnų pasaulį, tarkim, ateina nauji žmonės, juos labai visada nustebina daiktų gausa, kiek reikia įsigyti visko, kad pradėti tą patirtį kelti į viršų. Ir paprastai gaunasi taip, kad žmogus sako, man ateina, atsineša, tarkim, Kalėną, man reikia žarnos pasikeisti, ten, tarkim, kažkokį seną turėjau. Ir taureliais, aš čia folijos turiu, viską, blemba, norit normaliai? Tai kaip ir norisi, jo, čia pas jūs buvom atvykę, ragavom, skanu buvo. Tai sakau, žiūrėkit, mes naudojam karščio kameras. Ok, bet kad karščio kameras gerai veiktų, reikia anglių, anglis kokosiniai. Kad anglis užkaitintum, reikia kaitlentės. Ok. Žmogus atėjo šlangą pasikeisti ir taurelės. Žodžiu, įmerkė vieną koją, jau ir antrą, jau žiūrėkiau ir rankas reikia kišti. Žodžiu, pasaka be galo. Reziume gaunasi, kad labai daug reikia įvairių priedų. Tai jau ir iš karto toks kaip pliusas matosi. Bet jeigu žiūrint iš kitos pusės, aš kaip parduotuvės savininkas turėčiau heitinti. Realiai, jeigu primityvus parduotuvės savininkas ar ne, kažkoks, tarkim, suinteresuotas tik tai, kad užkal daugiau ir ten sio. Tai realiai, ši elektroninė karščio galva eliminuoja bent jau, dabar suskaičiuojam, minimum 4 daiktus. Taurelė, karščio kamera, žnyplės, vėjo apsauga, daugiau nesugalvoju. Tai gerai, ten alternatyva. Folija, angliukai, gaunasi 5. Tai kokie pinigai? Iš tiesų, jeigu taip žiūrint, kaip Kalėnų entuziastas, naujovių, tobulėjimo šalininkas, labai džiaugiuosi, kad šitas daiktas atsirado. Nes aš nesu užsiciklinęs ties pardavimais ir kad man būtų aktualu tik parduoti, neįnešant kažko daugiau į šią kultūrą. Tai labai džiaugiuosi, dar kartą sakau, kad tenka tokį daiktą čiupinėti, kad jisai atsirado ir kad jisai nepablogina situacijos. Ir tuoj pat aš jums pademonstruosiu. Tai nieko nelaukiam ir demonstruojam. Aparatas iš tiesų primityvus, dar net nenulipint. Ai, kaip gerai. Va, nulipinau šitą naują lipuškę, čia padedu. Aparatas labai primityvus iš tiesų. Nesudėtingas, labai lengva naudoti, turi funkcijas bent jau 3 skirtingo tipo. Reiškia 3 skirtingos Kalėnų sesijos. Tai viena tai gali būti be nikotino, kita klasikinė ir trečia custom, kurią nusistatom taip, kaip norim. Aš tai realiai 2 dar nespėjau pabandyti. Bet tą custom, kur nusistatai, kiek nori temperatūros, tai išsibandžiau. Pradžiai, kai gavau, buvau jokių reviews nežiūrėjęs, nes realiai parodoj šiek tiek esu išsibandęs, bet neteko taip čiupinėti, aš kažkaip į jį labai nežiūrėjau rimtai. Bet kai atsirado tas hypas toksai, vadinkim, ir čia šiuo momentu taip žmonėm labiau pradėjo jis patikti,
Tai ir pats pradėjau gilintis. Įjungimas yra toks netradicinis, tai reikia 5 kartus greitai paspausti ir tada jis įsijungia. Nežinau, ar iš karto pavyks, tai tuoj pažiūrėsim. 1, 2, 3, 4, 5. Per lėtai. Dar kartą. 1, 2, 3, 4, 5. O, įsijungia aparatas. Iš karto mėlyna šviesa užsidegė. Ir iš karto rodo man Classic, Non-Tobacco ir Custom. Aš tai jungiu SSD Custom. Vienas įspaudimas, berods jo, įspaudžiu. Max galima rūkyti 90 minučių. Galima nusistatyti ir mažiau. 82, čia kiek norim. Nu, tai aš tai šaunu, va, šiam valanda. Įspaudžiam. Temperatūra dabar užduota 288 laipsniai. Max galima 305. Daugiau neduoda. Ribotuvas uždėtas, nežinau, ar į technikinę nuvažiavus nuimtų. Turbūt ne. Jau tokį savo gerą. Medinį bairį. Ne, tai šiaip tai jei žiūrint, tai rimtai kalbant, 280 laipsnių. Tai dar norit, kad greit atidaryčiau, ne? Nu gerai, dabar va taip greit atidarau. Čia yra elektrinė taurelė. Aš dabar dar įdėsiu epizodą, kaip, tarkim, va čia kalbant, dedu tabakus, ten tuos negalima vartoti šito žodžio, tai dedam mišinį. Mišinį dedam į tą taurelę metalinę. Nu žodžiu, kol aš čia triubuosiu, tai ir pakalbėsiu apie tuos visus pastebėjimus, kas man patiko. Tai žodžiu, aš dar žiūrėkit, aš jos net neuždėjau dar ant kalėjano, bet aš jau galiu šildyti. Nu va. Oi. Ne, biški, ne taip padariau. Per greit paspaudžiau. Va dabar. Temperatūra. Nu. O. Ready sako. Ir dabar jisai 8 minutės šyla. Tegul, va, galiu čia padėti, tegul jisai šyla. Pastebėjimas. Su šita karščio kamera yra tarpinė. Plonytė, tokia maža. Dabar, kadangi jau video filmuoju, tai, na, aš įmesiu fotkę tokią, kad ten matytųsi. Nu ir kas gaunasi su ta tarpinė? Jinai ne ant visų kalėjanų tinkama. Realiai tai tu ją uždedi ir šita skylutė yra labai siaura. Nu, naujas daiktas. Ne, metalinė šiaip, tai jinai ten labai neišsimals. Bet esmė, mano senas geras popierius. Aš pradžioj galvojau, kad ašaras valysiu dėl to, kad kaip šopas iš tikrųjų prarasiu labai didelius pardavimus. Bet paskui galvoju, blemba, gal geriau panaudosiu kaip tarpinę. Tai paprastas rankšluostinis popierius. Čia yra kalėjanų srity, yra geriausias išradimas po vandens. Esmė, kad mes perlenkiam tą popierių, ten va, šiaip pusė rankšluostinio lapo, kad nebūtų per daug. Ir mes ploną tą uždedam. Ant uniono tai šiaip ir su tarpinė gerai, bet aš mėgstu, kad ta melasa visa subėgtų į tą popierių, kiek išeina ten ir ten po to nevargsti, nu, kaip sakyti, nepribėga į tą kolbą. Nu ir žodžiu, va, mūsų angliukai dabar šyla, nu ir tipo kūrenasi, va tas kalėjanas. Blemba, galėjau ir nusiplauti, filmuojant. Nu ir ką, viskas, va, padariau, vadinasi. Paruošiau, žiauriai patogu. Iš karto. Realiai nereikia galvoti, dabar man reikia, kol aš dabar čia, tarkim, su jumis kalbu, anglį skaistą galvoju, anglį skaistą, jau reikia apverst, čia ta, pelenai, blemba čia atsinešiu, kibiriuk, 5 išvardėjau, kibiriukas dar, kibirėlis, kurį irgi reikia turėti. Žodžiu, belia kiek daiktų atsimet. Tai viskas, kas apie anglis. Tai va, anglys, nu, blemba, nereikia galvoti apie jas, va, aš laisvas pilietis esu, išlaisvintas iš vergovės kalėjanų industrijos. Aš pats, kai vakar gavau, tai dirbau tuo pačiu metu, ta prasme, nu, kūriau kalėjanus, nes aš tą nevengiu daryti. Tai yra visai
naudinga patirtis, nepamiršti. Labai stipriai pasijauti laiko sutaupimas. Žiauriai. Nu, nereikėjo net kaitlintis užkurti. Ir geriausia tai nuolatiniai klientai. Ateina, pukštu atnešu tą kalieną su galva. Kas čia? Nu, čia elektronika, čia va įdedi tabaką, viską. Nu, atsiprašau, įdedi mišinį ir, žodžiu, kaista viskas. Ir viso, duodi jau vartoti. Žiūriu, kutėm didelim. Nu, gerą, sako, patraukia. Nu jo. Tai sakau, kas jo? Ryškesnis skonis. Nu va, sakau, labai faina. Realiai, tai tikrai daugiau pliusų nei minusų. Minusų yra, aišku, bet jie labiau, man, pavyzdžiui, tai jie labiau kaip šopui ašaras spaudžia. Ekonominiai, sakyčiau. Nu, naudojimosi minusų tai sunku pasakyti iš tikrųjų, nes nelabai, žinai, toks dar, čia viskas nauja, čia norisi, vat dabar čia dar plus, čia aš jų atsivežiau daugiau, norisi jį pateikti gražiau, bet reikia, aišku, taip labai realistiškai ir tu prasme, aš noriu atvirai sakyti, nes, nu, blemba, nu, kam meluoti savo ir tada jums ir po to tikėtis kažkokių tai gerų atsiliepimų. Ne, aš taip nedarau. Nu, tai, žodžiu, man, pavyzdžiui, iš karto, va taip, griebiu už kamuoliukų. Man minusas, kad, nu, kai jį reikia užkūrent. Aš įsidėjau ten, pavyzdžiui, ten 12 gramų, nu, daugiau ten 14, nes telpa nuo 10 iki 14. Jeigu 10, tai ten greičiau tas skonis prapuls. Nu, aš taip galvoju, kiek galima daugiau 14 dėjau. Tai matyt, ar oro srautas užsidarė šiek tiek ar kas. Tai pumpuoju ten, jau ten, žodžiu, ir man vakar jau galva net susisukau nuo to pumpavimo, net dūmo nėra, pumpuoju ten, kurmi. Tai paskui taip jau prieš atiduodant, išsitraukiu tą taurelę, biškį pramaišau ten, prabadau, kad tada pasidaro tų dūmų daugiau nuneši. Man toks minusas pasirodė, nes nu realiai, nu čia dar turi nuiminėti, atidarinėti tą karščio kamerą, ten vėl tą taurelę įkaitus, visą ten nu toks blemba. Visa kita, tai nu blemba. Man, ta prasme, kad anglių nereikia kūrenti, tai čia iš vis yra normaliausias dalykas. Čia yra gerai. Aišku, anglių industrija jo nekenčia. Na, pažiūrim. Nors va dabar, pavyzdžiui, įdėjau apie 12, va iš karto susikūrenu jisai. Tai negaliu sakyti, kad vėl čia kažkaip tipo, kad jau čia, mano žodžius jau paneigė realiai, nes jisai dar net geriau dabar padarė. Nu, iš tikrųjų, ačiū, nes šiaip tai Zapadla dažniausiai daro, tipo, jau kai reikia pasakoti, jau parodyti nori ir ten tada, baterija ten susprogsta, apdegina. Ne, čia gal taip nereikia. Nu, ta prasme, dūmo nėra, ten žarna nukrenta. Nu va jums ir demonstracinis reikalas. Daiktas labai pasiteisinęs, iš tiesų, kas man labiausiai patinka lyginant su visom elektroniniam alternatyvom, kad tau nereikia pirkti viso pilno kalieno pirmiausiai, nes tu gali turėti savo mylimą, gali paimti į kelionę, gali paimti mažytį, gali didesnį, kokį tik nori. Tik tai aišku, žiūrėti reikia, kad galiukas nebūtų per storas, nes tada reikia galvoti adaptaciją kažkokią, tarkim, ten paimti molasis ketcherį, irgi dar gal ne visų ten šitas mausis, nu tokių yra niuansiukų. Aš jau pradėjau iš tikrųjų traukti, kai jisai dar nebuvo užšilęs, va jau dabar jisai užšilo, nes man pasakė 2 kartus pipi. Nu ir dabar aš jau tipo galiu traukti. Dėdas ir tamsus, ir šviesus, ir miksuot galima. Nėra ten ta taurelė jau tokia maža, kad ten netilptų niekas. Įdėt gali ir biškį tamsos, ir biškį šviesos. Gali vien tik tai tamsų įdėti. Ir tikrai rūkos jisai man normaliai. Aš vakar, pakūriau gal, nemažai iš jų padariau. Tai įvairius derinius dėjau. Negaliu sakyti, kad ten blogai, kažkas skonis ryškesnis. Vienas žmogus pasakė, aš tai noriu labiau tradiciškai rūkyti. Tipo, anglių nori, sako. Tai viskas tvarkoja. Šitoj vietoj nematau problemų. Kai atsirado garo variklis,
Tai gal su arkliais būdavo irgi smagu, kaip sakyt, ar žemė, bet kai variklis atsirado, praėjo laiko, žiūrėjau ir pas patį kieme tas yra. Tai ta prasme, tokių žmonių bus, viskas tvarkoja. Nokia irgi, kai buvo, aš irgi buvau tas, kur sakiau, mygtukai, man geriau, čia iPhone'ai, čia tie iPhone'ai, iPhone'ai. Tai čia toks, žinot, aš labai nevengsiu pasakyti, čia yra iPhone'as kalėnų industrijos. Nu, toks, sakyčiau, gadgetas, kurį norėtųsi turėti. Tai negaliu sakyti, kad jisai yra kažkokia pigi šūdo versija iš Temu ar kažkas tokio, ar ten iš AliExpresso kokio, nes ten irgi visokio nesąmonių prigalvota, bet nėra kažkokio alternatyvų. Aišku, atsiras. Jūs dar galite užduoti klausimus, kas labai yra svarbu, nes aš tikrai nespėjau dabar šiandien visko apžvelgti. Aš dar turbūt darysiu ir anglų kalbą, ir dar lietuvių kalbą gal. Daiktas, kalbant ir apie kainą, tai nėra pigus, bet linkęs atsipirkti. Jeigu ypač dažnai naudojat, tai atperka jūsų pirmiausia laiką, kurį sugaištate, kad nebent jums ten labai svarbu, kad ten anglių kūrenimas, ten šokį kažkokį angliukai kūrenas, jūs ten ar ten kokį, nežinau, vartot ten tuos anglis, ten jums labai patinka. Bet retas toks žmogus, kiek neatsimenu daug. Tai va, tai toj vietoj aš čia daugiau kalbų nei rūkau. Man tai iš tikrųjų gali ir nebūtų kalėnų, man pakalbėti daugiau. Taupo jūsų laiką, taupo jūsų finansus iš dalies, nes jau atsikratot, taupo vietą spintelį, nereikia daug turėti ingredientų, kalėnų, tų priedų. Taupo tiesiogiai pinigus, nes tabako, tabako, mišinio turinio, kurį dedat į taurelę, dedat mažiau. Paprastai dedasi 20 gramų į taurelės, nu ten galima ir mažiau, galima daugiau, kiti mėgsta daugiau. Bet man, suvalkiečiui, čia labai geras daiktas. Taupotai, mėgstu taupyti. Anglių nereikia, iš karto kainukiai jau mažėja. Va. Tai va, tai taupo tai tikrai. Palaut, taip jau. Labai. Jo, bet kaina, aišku, kandžiuojasi. 300 eurų. 300 eurų šitas daiktas, apie 300 eurų sukasi kaina. Sakyčiau, nemažai. Kalėnas gali kainuoti 100, jūsų tas daugiau kainuoja. Bet atperka tuos eurus, laiką tą sugaištą, kaip sakyti, tuos visus tokius. Nu, manau, kad čia yra gera investicija. Prisipirkom mes į miglas baldų. Fainų, tokių gražių ir nepigių. Taip, pavyzdžiui, kas kalėno barams gerai yra, šitas aparatas, kuo gerai. Eliminuoja visiškai riziką dėl sudegintų baldų, sudegintų grindų ir taip toliau. Nes jeigu daugiau žmonių, visko būna, krenta tie kalėnai, anglys krenta, viskas krenta. Tai gaunasi taip, kad saugo mūsų baldus. Irgi tokia netiesioginė finansinė nauda, nes jeigu mes sudeginam fotelį, tai jį reikia remontuoti, tai kainuoja ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia irgi yra labai svarbu. Tai kur galima įsigyti? Kaip tik paleidžiam naują internetinę parduotuvę shisha-shop.lt. Ten pagrindinis šiša bebras jums padės įsirinkti kalėnus ir prietus. Jau aišku, daug nereiks rinktis, bet kai atsidarysit, pamatysit bebrą. Taip, tikras bebras, rūkantis, vartojantis kalėną. Besimėgaujantis kalėnu. O iš tiesų, tai jeigu rimtai, tai yra internetinė parduotuvė shisha-shop.lt, orientuota į mūsų Pabaltijo valstybės, Lenkiją, šiek tiek Vokietiją, kaip sakyti, yra kalbos B2B ir B2B verslui galimybė įsigyti prekes, taip pat ir fiziniam asmenim. Tabaku, kaip žinia, negalima prekiauti internetu,
taip tabaku neprekiaujam. Prekyba vyksta tik tai fiziniu adresu Baltijos gatvė 5A Kaunas pas mus arba Marijampolėj, Gedimino gatvė 28, Kalėnų bare 7 Miglos. O Šiša Shop tai yra naujos kartos internetinė parduotuvė, kuri yra orientuota tik į kальяno entuziastus, mylėtojus. Joje prisijungę galėsite ir patvirtinę amžių, galėsite pasidalinti savo mylimais miksais, nes yra miksologijos puslapis jame, kuriame galite iš pasirinktų brandų ir skonių sudėlioti procentaliai miksus, kuriuos kiekvienas galės įvertinti, paspausti žvaigždutę, parašyti komentarą, patinka, nepatinka, vertas dėmesio, nevertas, nes kartais iš tikrųjų labai sunku susigalvoti, ką būtent čia bandyti. Čia kaip atsidarius spintą, galvoti, kuo apsirengti, ypač moterys ten girdėjau taip daro, sunku būna labai. Tiksliau negirdėjau, esu matęs. Toks tampa labiau išmanus, plus jame šiuo metu apmokomas yra dirbtinio intelekto agentas, kuris padės jums pagerinti jūsų kальяno patirtį, pagerinti žinias ir daugiau išsiaiškinti, kaip taisyklingai naudoti įrenginius, ką naudoti, kada naudoti. Taip pat bus kalbama, žinoma, ir apie tą tradicinį naudojimą. Aišku, čia tai labai daug išmanumo nereikia, sudėti, pamiksuoti mišinius. Dirbam, tobulėjam, kviečiu prisijungti, prisiregistruoti, galimybė užsakyti, vietoj taip pat turėsim ir turim. Dirbam išmaniai, stengiamės, kad tai būtų optimalu, optimizuota ir šlamšto galima prisivežti, o kas iš to? Tai tiesiog kreipkitės, jums padėsim. Ir ką, Šiša Shop laukia jūsų prisijungiant, o taip pat galima, žinoma, ir šitą įsigyti ten. Pasubscribinkit, pašėrinkit, sureaguokit YouTube, parašykit komentarą, labai būsiu dėkingas. Nuoširdžiai šitą video padariau, tiesiog be jokio skripto, truputį temas apsirašiau. Tiesiog noriu, kad viską, ką pateikiu, būtų iš širdies, paprasta, aišku, lengva žmonių kalba suprantama, be jokių išsidirbinėjimų. Verdiktas vertas dėmesio, rašau 9 iš 10, yra kur tobulėti, vien tik tai dėl to, kad patobulėti. O toliau viskas priklausys nuo jūsų, kaip jūs vertinsit. Aišku, dar greitas. Šitą daiktą išsibandyti galima Kaune pas mus, Baltijos gatvėje, čia atvykti. Jau ir Vilniuje kolegos turi, klauskit, pasakysiu, kur, rašykit komentaruose, padėsim. Tai tiek žinių. Iki greito, čia buvo pagrindinis Šišos bebras Ignas ir lauksim jūsų atvykstant.